Statybininkų rengimo centras – vieta ne tik jaunimui. Čia savo vietą randa ir suaugusieji, nusprendę persikvalifikuoti ir pradėti naują karjeros etapą. Vienas jų – škvok sistemų montuotojo specialybės mokinys Darius Mackevičius. Pasirinkau švoką. Šiandien manau, kad pati paklausiausia specialybė Lietuvoje. Be galo daug statoma įvairių naujų pastatų, kur reikalingi sertifikuoti specialistai. Mokančių atlikti darbus, manau, kad yra pakankamai, bet būtent sertifikuotų specialistų trūksta. Dėl to būtent ir pasirinkau šitą mokslo įstaigą, kad įgyti specialybę čionais, reiškiasi, ir turėti nuolatinės pajamas, pastovų darbą. Nes kiek aš žinau, su įmonėm teko kalbėti, darbų turi apsčiai, kai kurios turi užsakymų faktiškai metam į priekį. Tai tarkim, kai yra tam tikros sezoninės specialybės, kuomet vasarą tenais būna antplūdžiai, didelis darbų kiekis, o žiemą prastovos arba ženklus darbų sumažėjimas, tai ryšim su šitą specialybę, tas negrėsia, kaip sakant, darbo turėsim. Aš dirbu ir šiuo metu dirbu tolimų reisų vairuotojų ir mokausi tame tarpe šitos naujos specialybės. Tolimų reisų vairuotojai irgi perspektyvus kaip darbas, geras uždarbis, bet kada yra šeima, norisi būti šalia vaikų. Dėl to nemažai, kaip sakant, galvojau, nusprendžiau persikvalifikuoti kitą, reiškiasi, sritį ir būtent pasirinkau švoką. Mokausi metus laiko, nesudėtinga. Svarbu įsiklausyti mokytojų rekomendacijas, skaityti literatūrą, viskas yra išmokstama, pasiekiama, medžiagos pakanka, svarbu, kad noras būtų. O mokslai trunka metus laiko, reiškia. Darbo priemonės visos yra, mus supažindina ne tik su teorija, bet ir su realiais praktiniais dalykais, be galo daug, tarp kitko, atvyksta įvairių įmonių, reprezentuojančių savo naujas technologijas, kažkokias naujovės, savo įrangą, įrankius, medžiagas, su kuriuom dirba. Taip pat su mokykla važinėjom po šitas parodas, kaip būna tematinės mūsų specialybės skirtos. Ir ten irgi labai daug informacijos gaunam žinių, kai kurie žmonės, jau tuo metu, parodų metu ir būsimus darbdavius irgi būna, pasiieško, pasižiūri. Apie tai, kokius specialistus šiandien labiausiai medžioja statybų sektorius, pasakoja Statybininkų rengimo centro direktorė Daina Kiršanskienė. Anot jos, statybos specialistų paklausa auga kasmet, o perspektyvos geresnės nei daugelis įsivaizduoja. Ruošiame specialistus įvairiausių kvalifikacijų. Turbūt žinot, kad statybos procesas yra pakankamai sudėtingas ir reikia įvairių specialybių specialistų. Tai mes beveik visas kvalifikacijas ir siūlome. Pradedame nuo projektavimo, interjero dizaino ir baigiant nekilnojamo turto pardavimu. Pačios populiariausios tiek mūsų centre, tiek ir visoje Lietuvoje yra apdailininko programos. Galbūt dėl to, kad besimokant pagal šią programą įgyjamos net 3 kvalifikacijos – dažytojo, plytelių klojėjo ir tinkuotojo. Kitos labai populiarios programos tai yra staliaus, turbūt tokia tradicinė, senovinė kvalifikacija, staliaus dailidės, taip pat naujos šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo montuotojo, populiari yra labai elektriko kvalifikacija ir dekoratyvinio želdinimo. Mūsų darbuotojų laukia labai daug statybos įmonių ir jūs turbūt žinot, kad Lietuvoje nuolat trūksta statybininkų, juos atsiveža iš įvairių šalių, mūsiškių trūksta. Tai atitinkamai dėl to ir atlyginimai didėja ir mūsų absolventai ne vienas, jeigu tik tai nori, nelieka be darbo, tik tai reikia noro ir aišku gero mokymosi. Mes sakome, kad statyba tai kūryba. Todėl labai kviesčiau būti statybininkais, nes jums yra garantuotas darbas ir garantuotas įdomus darbas.
Dabartinė statyba tai tikrai nėra ta tokia, kaip anksčiau tenai purvinas klampoja per betoną. Dabar yra daug naujoviškos, modernios įrangos. Jau nepamatysite statybininko po pažasčia su brėžinių ritinėliu. Viskas yra skaitmenizuota, visi matavimo prietaisai yra lazeriniai. Taip pat ir pats darbas yra daug lengvesnis ir įdomesnis. Bet svarbiausia, kad jūs mėgtumėt tą sritį ir jeigu jūs mėgsite darbą, tai jums tada bus ir smagu ir mokytis, o paskui ir dirbti. Profesinio mokymo įstaigos jau pradėjo priėmimą. Stojantieji prašymus gali teikti iki rugpjūčio. Apie stojimo tvarką ir galimybės mokytis pasakoja statybininkų rengimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jeronimas Mikiparavičius. Pagrindinės sąlygos tai yra tai, kad mokiniai turi turėti arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, arba vidurinio išsilavinimo pažymėjimą. Ir stojantis turi užsipildyti prašymą Mokausi LT sistemoje. Terminai yra pagrindinis vasaros priėmimas, prasideda nuo birželio 2 ir tęsiasi iki rugpjūčio 6 dienos, o nuo rugpjūčio 8 mokiniai gauna kvietimą stojimui. Sutartis pasirašomas nuo rugpjūčio 11 iki rugpjūčio 13 ir po to yra papildomas priėmimas, kuris prasideda nuo rugpjūčio 19 iki 21. Kvietimas yra gaunamas rugpjūčio 25, o sutartis pasirašomas rugpjūčio 26-27 dienomis. Priėmimas vyksta ir į gimnazijos klasės, kadangi mokykla turi gimnazijos klases, nuo 1 iki 4 gimnazijos klasės, tai mokiniai gali po 8 klasių stoti į 1 gimnazijos klasę. Taip pat yra vykdomas eksperimentinės mokymas, tai yra pagal šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemą mokiniai įstoja nuo 8 klasės, per 4 metus gali įgyti kvalifikaciją. Per tos 4 metus, reiškia, jis gauna ir vidurinį išsilavinimą, ir profesiją. Tai čia yra tokia eksperimentinė klasė, kad, reiškia, mokosi lygiagrečiai ir pagrindinė bei vidurinio ugdymo dalykų bei profesijos.